diena. Esu profesorė Irena Bakli, Vytauto didžiojo universitetas. Šitą gražią gegužės mėnesio dieną Vytauto didžiojo universiteto kūrybinė grupė Deklamacionės nusprendė surengti pokalbį koncertą Vien meilę norėtum dainuoti. Į šitą pokalbį koncertą studentai pasikvietė poetą ir bardą Vytautą V. Landsbergį, ir patys pasiruošė paskaityti savo mėgstamą poeziją, padainuoti Lietuvos bardų dainas. Labai džiaugiamės, kad savo gražią erdvę mūsų pokalbiui koncertui sutiko skirti Kauno menininkų namai. Taigi labai jums ačiū ir sėkmės mūsų pokalbiui koncertui. Jie mėgsta lesti kėkštas vienas. Kasdien ją uosto žvirbliai du, o aš savo vietos nerandu. Jau geriau, tik netinka tas žodis lesti. Kodėl? Jūs, vyrai, visuomet tik naudos ieškote. Jums būtina gražų daiktą sulesti, suvalgyti ar kaip kitaip suvartoti. Tarytum neužtektų vien pasigrožėti ar pauostyti. Pauostyti vien. Supratau. Uostyt kėkštas vienas. Jie grožisi kasdieną. Žvirbliai du, o aš savo vietos nerandu. Dabar daug geriau. Man buvo sunkus namų tuštumas ir kvapas vaisių vėjų skintų ir mėlyno dangaus švelnus artumas man rodės, kad aš pats į jį krentu. Karalystės, nereikia kai kūrio vertės. Vis tiek geresnės karalystės, nereikia kai kūrio vertės. Čia viskas iš mano vaikystės, čia viskas iš mano mirties. Užgniaužia, kur būta malūnų ir tuščia, kur būta žmonių, numirusių eglių karūnos, dangoj namuose giminių. Ir vaiko širdį apsavo saulė, kuris negirdi. Žalia. Kauno menininkų namai. Čia gera būti kartu.